Sveiki visi, kas nori paaukoti 2 procentus Gudelio šilo daugiabučių namų savininkų bendrijai. Na ir ne tik šitai bendrijai, bet ir kitiem, kam jūs norėsit paaukoti elektroniniu būdu. Jums reikės papulti į EDS puslapį, nuorodą aš paliksiu po video. Tada jums pasirinkti, kokiu būdu jūs norit prisijungti, ar tai per kažkokį tai banką, ar su L parašu, jeigu jūs jį turit. Galima pasirinkti mobiliu, teks įvesti telefoną. Na, čia pasirinksit, kaip jums patogiau. Prisijungus prie EDS, jeigu jūs nepapuolat į EDS funkcijas, tai viršuje paspauskite EDS funkcijas. Tada dešinėje paspauskite paramos skirimas. Prašymo formą, kaip pildyti internetu, rasite va šį čia va. Pildyti formą tiesiogiai portale. Atsidarius formai užpildot ją. Tai yra, nuo 1 iki 4 langelio pildot savo duomenis, 5 langelėje pasirinkat mokestinį laikotarpį, šiuo atveju 2015, kadangi mes už juos skiriam paramą. 6S langelis, kad sutinkat duoti paramą. Toliau mums reikės įrašyti į E2 lauką paramos gavėjo kodą. Kodą paliksiu po video, galite jį nusikopijuoti ir tiesiog įkelti. Pavadinimą irgi taip pat palieku po video. Nusikopijuojat ir į E3 laukelį įdedat. Sekantis laukas E4. Sekantis laukas E4. Mokesčio dalis procentų. Čia galit pasirinkti ar 1, jeigu kažkam tai duosit 1%, o galit ir visus 2. Aš pasirinku 2. Ir čia galit pasirinkti iki kokio mokestinio laikotarpio jūs skiriat šią dalį. Na, daleiskim, ar tai iki šių metų, ar norit 2 metams, ar 3, ar 4. Štai taip deklaracija yra užpildyta, nieko sudėtingo nėra. Pateikti deklaraciją, spaudžiam. Jeigu išmeta klaidas, žiūrim kokios klaidos. Spaudžiam čia ir mums rodo. Neužpildyti visi privalomi eilutės laukai. Ant jos paspaudus paramos gavėjas. Pasirodo, nebuvo užpildyta 2. Labai atsiprašau, kad praleidau. Sekantis laukas, ant kurio paspaudžiam. Na, čia apie politinės partijas. Dar kartą spaudžiu pateikti deklaraciją. Klaidų nėra. Patvirtinu, kad duomenys teisingi ir pateikiu deklaraciją. Štai tiek. Sėkmės pildant.